Labas. Šios dienos tema – kiek Bitcoin sukaupsi su DCA arba Dollar Cost Average strategija, jeigu investuosi 200 eurų per mėnesį. Investavimo modelis, kad mes investuojam 200 eurų kiekvieną mėnesį, 21 metus, per 252 mėnesius. Šiandien, kai filmuoju šitą video, Bitcoino kaina yra apie $70,000 ir šią kainą naudosime kaip pradinį mūsų tašką skaičiavimui. Remiamės tuo pačiu 29% augimu per metus. Aišku, tai nėra prognozė, tai yra matematinis scenarijus. Svarbus efektas, kai kaina kyla, tu perki vis mažiau Bitcoinų. Kai Bitcoin kaina kyla už tos 200 eurų kiekvieną mėnesį, tu gali nupirkti vis mažiau Bitcoino. Tai labai svarbus efektas, kurio daugelis investuotojų neįvertina. Rezultatas bus toks, kad jeigu Bitcoino kaina augtų tokiu tempu, per 21 metus su 200 eurų per mėnesį sukauptum tik tai 0,27 Bitcoin. Kodėl taip nutinka? Kai kaina kyla eksponentiškai, tavo perkamas Bitcoino kiekis kiekvieną mėnesį mažėja. Kai kaina auga greičiau nei tu spėjai pirkti, todėl bendras sukauptas Bitcoin kiekis turi ribą. Įdomus faktas, net jei investuotum ilgiau nei 21 metus, sukauptas Bitcoino kiekis labai nedaug padidėtų. Taip nutinka dėl to, kad kaina kyla greičiau nei tavo investavimo tempas. Dėl šios priežasties ankstyvieji Bitcoin pirkimai yra patys vertingiausi. Kuo anksčiau pradedi investuoti, tuo daugiau Bitcoino sukaupsi. Taigi, stenkis pirkti kuo anksčiau. Taip sako, geriausias metas buvo vakar, kitas geriausias metas yra šiandien, sekantis geriausias metas pirkti bus rytoj. Bet štai čia atsiranda dar vienas labai įdomus klausimas. Kodėl daugelis Bitcoin investuotojų siekia turėti būtent 2,1 Bitcoino? Apie tai pakalbėsime kitame video. Nepamiršk paspausti like ir prenumeruok kanalą. Iki.